Antram kurse supratau, kad tikrai taip gali būti, nes mums paskaitos būdavo net iki 8 valandos vakaro ir tu turi pasibaigus iškart bėgti arba šiek tiek anksčiau įsiprašyti bent 15 minučių ir važiuoti su autobusu pusvalandį ir ten pabūti galbūt tik valandą arba dar trumpiau repeticijoje ir važiuoti atgal ir atrodo, kam to reikia ir daug kas iš tikrųjų galvojo, kad gal ne, gal taip, bet iš tikrųjų, kai pradedi kur nors eiti ir kai pamatai, kad ta vieta yra kaip tik tau, tu nori ten būti ir tu žinai, kad tu tiesiog nuėjęs ten, tu atsipūsi nuo visko, paliksi visus savo rūpesčius, galbūt darbus ir panašiai ir tu grįši iš ten pasikrovęs kažkokios geros energijos ir dar visą vakarą galėsi praleisti tiesiog gerai. Ir labai kviečiu ateiti į chorą, ne dėl to, kad galbūt jūs ten ar labai gerai mokat dainuoti arba nemokat, bet svarbiausia turėti labai daug noro. Jeigu nesat veiklus, tai chore išmoksit ir veiklus būti, ir bendrauti, ir daug draugų, ir pažįstamų, visko susirasti, tai manau, ko tik norėsit.